Mano vardas Kotryna, filmai, kuriuos rekomenduoju pamatyti. Aš galvoju, kaip Lietuvos dokumentika gyveno iki režisieriaus Vytauto Puidoko ir operatoriaus Lino Žiūros tandemo. Sunku patikėti, kaip arti jie sugebėjo prieiti prie Mato, kuris yra pagrindinis filmo veikėjas, jo neįžeisdami, neįskaudindami. Tai yra filmas apie empatiją, apie socialinę sistemą, apie kiekvieną mūsų iš tikrųjų patiks ieškantiems filmų veidrodžių. Paukštis. Tai yra filmas, kuris toks tikras ir toks grynas, kad galėtų būti dokumentinis. Tiems, kam patiko Kaupikai, praėjusiame kino pavasaryje tikrai patiks ir Paukštis. Suaugusių pasaulį, tokį labai fantasmagorišką ir ne visuomet teisingą, mes matome pagrindinės herojės paauglės akimis. Labai svarbu šiame filme yra aktoriai. Barry Keoghan dėl šio vaidmens atsisakė vaidinti antrame Gladiatoriuje. Be Franco Rogovskio turbūt kino pavasaris nebūtų kino pavasaris. Režisierė dirbo su šiuolaikinės britiškos muzikos ikona Burial. Nudžiugs šį filmą pamatę grupės Sleaford Mods gerbėjai. Šventosios figos sėkla. Man šis filmas priminė interesų zoną. Motina, kuri nori savo šeimai viso ko geriausio ir už tai ji sulaukia labai skaudaus atpildo. Režisierius šį filmą kūrė slapčia ir su medžiaga turėjo bėgti iš Irano, kadangi buvo nuteistas 8 metams. Svarbu pamatyti, jeigu jums ne vis vien kas vyksta pasaulyje, įtampą išlaikantis politinis trileris.